Taip klausau. Labas, Žydronai. Labas Vladislavai. Na ką, ilgai laukiai, aš aišku irgi ilgai dariau, bet ką, sveikinu, padaryta mašinėlė. Viskas? Turim? Jo. Oi, gerai. Rengiuosi atlikim tada. Atlikim pasižiūrėti, laukiu, nesulaukiu. Iki. Na, iki. Tai jūs manęs neklausėt, apie ką čia buvo šitas skambutis? Speed bumps ahead. Turbūt dėl to. Jūs manęs neklausėt, bet aš jums vis tiek papasakosiu. Žinot kodėl? Ar atsimenat šitą epizodą? Čia žiūrovai, galiu pasakyti. Čia žiūrovai yra Lithuanian Irons korporacijos gralis. Čia yra simbolis. Čia gal net sakyčiau ne Lithuanian Irons, o labiau kaip mano asmeninė jau mašinėlė, kaip Lithuanian Irons įkūrėjo, bet esmė yra... Wow, fantastika. Tai va, dėl to ir atvežiau parodyt, kas liečia graviravimą. Labai ačiū, kad gavom ją paliesti, labai faina, labai gera. Daugiau progos gal nebūt, nebent nuspręsit kada nors nupirkti. Tai va, kada Vladislavas pas mus atėjęs į podcastą, kur labiausiai skauda, papasakojo apie savo tatuiruočių mašinėlę, plus, kas nematėte, biškiai papasakosiu, Vladislavas Novickis yra Lithuanian Irons tatuiruočių mašinėlių įkūrėjas. Jisai yra vienintelis Lietuvoje tatuiruočių mašinėlių gamintojas ir tos mašinėlės nėra paprastos, jos yra tikrai geros, kokybiškos, užsienio supplieriai pardavinėja jo įrangą. Kai jis parodė savo tatuiruočių mašinėlių gralį, paauksuotą, 120 valandų išdirbtą, išgraviruotą mašinėlę, man iš karto jau kilo mintis, kilo noras, kad aš norėčiau turėti kažką tokią savo. Aš norėčiau turėti vienetinę mašinėlę, aš norėčiau turėti savo vardinę mašinėlę, išgraviruotą ir būtent norėčiau turėti ne iš bet ko kito, bet iš Lithuanian Irons, iš Vladislavo Novickio. Todėl, kad tai yra apie Lietuvą, tai yra apie mus, kad mes turim kuo didžiuotis, galim kuo didžiuotis. Man tai yra svarbu, man yra vertinga turėti tokį daiktą savo namuose. Laukti reikėjo nei mažai, nei ilgai, kokius 4 mėnesius, kol jis man ją pagamino. Aš jos dar negavau paliesti, aš dar jos nemačiau gyvai, tai man labai įdomu. Vladislavas mum neseniai paskambino, pasakė, kad mašinėlė yra jau padaryta, tai esu super excited, pagaliau turėsiu savo mašinėlę. Ar čia ego? Gal. Ar čia durnumas? Gal, bet man čia yra labiau vertybinis daiktas, su kuriuo aš galbūt net nedirbsiu. Čia netgi gali būti toks plot twistas, kad aš su ta mašinėlė net nedirbsiu. Tai va, važiuojam ieškoti mašinėlės. Sveikas. Labas. Ką, nekantrauju pamatyti? Blemba, labai įdomu, excited esu. Bet prieš tai turėsi praeiti vieną testą, kad suprastum, kas tai yra iš tikrųjų ir kiek ten visko yra darbo įdėta. O yra biškitas, kad jeigu aš nepraeisiu testo, kad negausiu mašinėlės. Aišku, negausiu. Blemba, davai, įdomu. Praeisi. Welcome to my workshop. Čia labai atrodo. Čia yra pagrindinis įrankis, su kuriuo atlikau visą darbą tau. Aha. Bet yra jisai mechaninis, ne elektrinis ir noriu, kad tu suprastum, kas tai yra ir kaip tai viskas daroma. Čia graviravai viską, čia visa tavo darbo vieta, su kuria tu dirbai, ne? Čia yra graviravimo, grinai graviravimo vieta, jeigu čia matai mikroskopas, kadangi be jo tu tokių smulkių detalių niekad nepamatysi. Na ir yra mano įrankis, jis yra pneumatinis toks mini plaktukas. Čia niekas nejuda. Čia tiesiog yra geležtė, kurią stumi ir pjauni metalą. Tas, aišku, yra labai ilgas procesas, bet užtat labai tikslus ir užtat tu gauni tas lygias, gražias linijas. Turi kažką panašaus į tatuiruočių mašinėlę? Nelabai, tik tai esmė, kad tu tatuiruoji patį metalą, bet čia jau į gilį turi išpjauti. Tatuiruoti taigi nepjauni. Kai pasakojo, kad daug valandų trunka, po to pasikalbėsim, papasakosiu, kiek iš tikrųjų truko. Tai kai pasakojo, kad tiek daug valandų trunka, aš nelabai suprantu, kodėl. Kodėl tas darbas trunka tiek valandų, čia atrodo kažką išraižė, nutipo kažkaip, ne? Tai dabar gausiu aš pats pabandyti pažiūrėti ir įvertinti, ar čia tikrai tiek daug darbo. Taip. Yra spaustuvai, tie spaustuvai yra besisukantis ir tvirtini detalę. Aišku, detalė čia yra bandominė, man jos negaila, nes
jeigu dirbi su normalią detalę, kurią jau graviruoji, tai pastoviai ją dengi, palieki tik vietą, kur graviruoji, kad nesusiraižytų, nesusibraižytų. Taip. Viskas. Pats įrankis, tai va, tiesiog paduoda orą ir ten viduj nieko nėra iš principo, aš O tu parodysiu. neprasikaposi delnų dabar plaštakos, kai čia taip. Ne, jis nieko nedaro. Taigi, Ai, čia yra negyvas metalas. Va. Kas vaikšto viduj, tai tik stumukliukas va šitas. Aha. Viskas. Jis tas stumukliukas kala į apačią, kaip, lygiai taip pat, kaip anksčiau darydavo su plaktuku. Taip. Tik, kad dabar va, tas plaktukas yra įrankė apačiam. O ten viduje yra kažkokia sprandžina, kad jis atšakinėja atgal. Čia specialiai pneumatinis mazgas padarytas taip, kad jisai, kai nueina žemyn, atsiranda oro tarpas, jis vėl grįžta atgal pats. Supratau, kaip vakuumas toks. Jo, nėra spiroglės, tik tais čia su pedalu reguliuoja oro padavimo stiprumą, dėl to jisai pradeda stipriau kalt. Kuo mažiau duodi, tai jis to silpniau kala. Bet esmė, aš nupiešiu kokį simple scroll worką, tai yra tokį lapuką. Ir ką, aš dabar mikroskopę turiu pagauti jį, kur yra, susifokusuot ir tada pradedu liniją. Bet iš pradžių biškį įduri į metalą vos. Čia spaudimo ranka jokio nedarai. Aha. Darai iš inercijos, kiek juda pats įrankis ir tada paspaudi pedalą ir pjauni liniją. Tuo būdu tu gauni blizgią gražią liniją, kadangi jeigu darytum su kažkokia freza, pjautum, jinai niekad nebūtų tau veidrodinė ta linija ir nebūtų lygi. Ir tokio tikslumo niekad neišgausi. Kaip su ranka, teisingai? Taip. Ir tą ranką, vat, jeigu matai kairę ranką, aš kelnoju, būna rieša. Jeigu aš pakeliu, aš biškį tada su įrankiu einu gilin į metalą. Jeigu paleidžiu, pavyzdžiui, per žemai laikysiu, jis tiesiog išbėga iš metalo. Okay. Jeigu per aukštai pakeliu, jis sminga per giliai. Tai yra kažkiek laipsnių, kiek tu specifiškai laikai? Čia pagal pojūtį, tiksliai laipsnių nepasakysiu, bet tu pagal pojūtį jauti, kad jinai tau nepabėgtų tą liniją, o liktų ten, kur... Aišku, kur yra laisviau, gali biškį ir greičiau judėti, bet tada prarandi savo tikslumą. Čia jau yra tavo atveju, kur aš dariau, labai viskas darėsi specialiai lėtai, kad išgauti tų linijų storumą vienodą ir gilį, nes pati detalė yra ganėtinai plona, tai kad kiaurai nepereitum. Aš tik vieną va tokį mazgiuką labai greitai dabar užsuku. Nu va, ir matai kokie... Ausis. Jo, ausis gavosi. Bet čia ne esmė dabar forma, esmė, kad pati linija, vat, jos blizgumas. Aha, supratau. Jinai jau blizga pati. Palyginsim, kaip Lietuvos tatuiruočių mašinėlių gamintojas graviruoja ir kaip tatuiruočių meistras su 11 metų patirtim. Pažiūrėsim, ar laimės menas ar technika. Irgi, jeigu būna panašus biškį, gal. Aha. Gražesnė pasąjo, nupiešiau kreivą, bet nesvarbu. Nu, man čia atrodė labai jau preciziška ausis. Ja. Deimantinė ausis. Kaip yra briliantiniai dantis, ne, palauk, koks yra filmas. O briliantinė ranka. Jo, tai čia yra briliantinė ausis. Ir paskui, aišku, nuo tų visų dizaino atsispiriant, tai čia yra paprastas scroll užsukimas lapo, bet prie jų paskui užsipildo smulkesni lapukai ir pasidaro toks vientisas dizainas, kur tu užpildai. Gerai, o dabar, pavyzdžiui, tu visą tą mašinėlę taip su ranka ir apsipieši su markeriu, ar tu pasidarai kažkokį lekalą? Kaip tai? Pats procesas vyko pastavę, tai vyko taip, kad aš nufotografavau, kadangi jinai yra apvaliai, tu negali normalaus lekalo iš karto išgauti. Kai yra plokščias paviršius, yra daug lengviau ir tu dirbi čia, nes, pavyzdžiui, dabar, kai tu dirbi apvalioj ir vedi liniją, tu turi ir ranką išlaikyti kampų specialiai, kad išgauti nes tą liniją. daiktas. Taip, apvalus yra daug sudėtingiau. Plus pastoviai jį turi sukinėti. Jeigu ten vedi liniją, sukinėjai. Tavo atveju aš dariau, piešiau eskizą iš pradžių ranka, paskui jau persikėliau patį dizainą į iPadą. Su iPadu jau piešiau su normaliai dizainą, kaip turėjo būti. Ir tada dalimis, kur man pavyko, aš iš iPado eksportinau tą dizainą ir dariau, vat, kaip yra bandominė detalė, kur tu turėjai rankose. Čia. Teisingai šita. Palauk, kuri. Va. Kaip pavyzdys, čia yra
lazerinis graviravimas, kur su juo tu labai minimalių stiprumų tiesiog užmeti tą dizainą ir jis toks matiškesnis lieka, jis tiesiog nenusitrina pirštais, tu gali tada normaliai dirbti. Bet jo užmetimas yra sudėtingas, jeigu matysi linijas, tu turi netgi su lazeriu sutapatinti, vat yra sekcijos, kokiom printinta, viena sekcija, paskui kita, trečia, turi sujungti. Tai tavo, kadangi yra apvalus ir simetriškas, tai yra veidrodinis, tai man gal iš 10 karto pavyko išgauti, kad paskui ir tie tarpai sueitų, ir čia, žinai, visi tarpeliai, ir tavo logas. Tai šita mašinėlė mišriai gaminta, pagrindinis korpusas, taip, aš spausdinau dizainą po to, kūriau specialiai tau, aišku, vienetinį, spausdinau jį su lazeriu ir tada graviravau. Apatinės dalės, kurios aš parodysiu, graviruotos, ten jau buvo ir ranka paišyti dizainą ir taip toliau, nes ten jau lazeris nesugebėtų padaryti. Tai tu nori pasakyti, kad tu sugadinai 10 bodžių, kol padarėjai idealiai? Ne, 10 kartų ant vieno bodžio tu darai. Ai, supratau. Realiai tu, jeigu nesigauna, tu tada su labai labai smulkiu švitriniu praeini, lazerinė žymės dingsta ir vėl turi spausdinti iš naujo. Supratau. Tai nereikėjo tau gadinti bodžių. Sugadinau vieną tikrai. Supratau. Tai Nu ką, pabandom, labai įdomu. Tai dabar tavo eilė. Bet dar ką noriu paminėti, tai vis dėlto reikia turėti ranką, reikia, jeigu tu pieši šituos paternus, tai reikia kažkiek gaudytis tam piešimui. Ne, tai patys paternai yra iš tikrųjų, scrollworkas yra šiaip ganėtinai sudėtingas, nes čia atrodo, kad paprastai linijos, bet tu kada pradedi piešti savo dizainą 1, 2, 3, 20, jie niekad neatrodo taip gražiai, kaip atrodo, pavyzdžiui, čia padarytas jau darbas toks nupieštas, nes tu turi išlaikyti proporcijas. Yra taisyklės, yra, pavyzdžiui, lapukų dydžiai, jie turi atitikti ir visoje kompozicijai. Tu turi, negalima čia per mažus, čia didesnius daryti ir iš karto riešakį. Tai čia yra daug laiko praktikos piešimo. Supratau. Aišku, yra, jau kaip pasakyti, vis tiek daug pavyzdžių pasaulyje yra, tu gali iš vieno meistro nužiūrėti jo kažkokius elementus dizaino, iš kito kažką sujungti savo padaryti, bet iš principo visada yra piešimas ranka. Supratau. Nu ką, viskas, bandom, ne? Davai, dabar tu bandyk čia ką nors O aš išgraviruoti. žinok jaudinas, aš dabar kaip pirmą kartą daryčiau tatuiruotę, aš biškį jaudinas. Tai pirmas kartas visada. Gerai, ką man dabar daryti? Man ką, žiūrėti Pasidėk pradžiai koją ant pedalo, kad patogu būtų, ar ne? Jo. Blemba, Pedalą tu dėk normaliai visą koją ir Aha. gazuosi kaip Kaip jau mašina. su autobusu. Tai bus tau okei. tikslesnis valdymas. Supratau. Įrankis pasiimi, atsiremi čia, į delną. Aha. Ir čia maždaug laikai pirštais, bet palieki galiuką laisvą. Čia pirštų per daug kartį nereikia. Taip, okei. Okei, įsijaučiu, vibruoja rankai. Va, aš biškį persimesiu mikrofoną, nes man jis apsisuka. Tai va, žiūrėk dabar į mikroskopą, susirask savo dizainą Aha, matau varžtą. ir jisai turi būti pačiam centre, nesukant spaustuvą. Matau. Nes dabar esmė bus tokia, tu turi padaryti va taip, kad jis lygiai būtų, kad tu pasukęs spaustuvus, matai dabar visą dizainą. Dabar reikia biškį pasitaisyti. Viskas. Praėjimo visą padaryti Viskas, liniją. jis man centre. Taip. Tai dabar mano tikras iš vieno praėjimo padaryti liniją, Taip. išmakaroninti jį visą taip. Taip, vieną scrollo liniją. Visada prasideda iš vidinės dalies, Aha. niekad neina iš tos dalies į tą pusę. Pagrinde eini į tą pusę, suki spaustuvą. Ok, tai aš turiu pradėti štai nuo šito kabliuko. Taip. Ok, ojei. Kiek dar gali per pusę, maksimum? Oi, čia maksimum. Tu jausi, jeigu per daug jau Aš pirmą įsirėžiu. biškį šiek tiek įsidurk, pradedi spaust pedalą ir jeigu tau per giliai eina, paleidi žemyn biškį įrankį. Oi, jau sugadinau. Kokį? Tu juokauji. Aš jau sugadinau, žinok, bodį, viskas. Jau su šituo, žinok, atsiprašau, tai teks padengti man nuostolius jaučiu, žinok. Problema tame ir yra, kai tu jau padarai didelį darbą, daug valandų ir tau taip nutruko ranka ir per visą dizainą. Kur Yra buvę? Buvo. O, ne. Ir atstatyti to jau neina. Tokios klaidos, O, dabar tai matau. Geriau O, dizainas. dabar tai žiūrėt. O, dabar tai žinau. nu, va, matai.
Esmė tame, kad tu dabar ką darai blogai, galiu iškart pasakyti. Tu atremi pirštus į detalę. Tu turi tik prisiliesti galiuko, pirštai neliečia detalės ir kontroliuoja įrankį. Nes kai pirštas liečia, tu tada gaunasi, kad biški pakeli įrankį, kur nereikia. Na, aišku, ir pirštą savo nesmėjai, nes jis labai aštrus. Iš karto kiaurai eis. Na, Žydrūnai, kokie įspūdžiai? Blemba, čia yra super sudėtinga. Dabar aš, pavyzdžiui, čia kai žiūriu per mikroskopą, tai atrodo, žinau, kad čia yra visiškas dizasteris, čia taip blogai atrodo viskas. Wow. Tuo dar noriu aš išbaigti. O, važiuojam. Formulė. Iš šono. Easy. Į kelkraštį išvažiavai, biškį. Labai žinau. Sudaužiu mašiną. Ką jau ką, bet laužyti aš moku. Blemba. Vėl pirštą remiu. Nieko. Tu dabar, kai užsvylinai, man atrodo, kaip sankaba mašina. Svyla jau. Gazuoja, bet niekur nejuda. Na, kaip gavosi? O, ne, blemba per mikroskopą, tai atrodo visiška tragedija. Atrodo, kad aš tiesiog būčiau daręs, žinai, kad neturėčiau rankom ir su alkūnėm viską būčiau daręs. Tai gerai, paimam, gyvai pažiūrim, gyvai atrodys geriau, tikrai. Kol jisai yra blizgus, tai atrodys geriau, bet aišku, pačią detalę labai stipriai iš šonus suraižiai. Nu, pačią liniją. Nekalbam apie dizaino dabar apvalumą, gražumą ir taip toliau, bet pačios netgi linijos storis. Taip. Čia giliau, čia mažiau giliai ir jinai yra jau netolygiai. Esmė yra problema bus čia tame, kadangi kur aš tau dariau dizainą, jis yra visas į gilį pjautas ir paskui užpildytas specialių dažų, kad fonas būtų juodas. Kol jinai dabar blizga, atrodo nieko. Jeigu mes dabar ją užpildysim juodu dažų, tai tada matysi visus. Pasimatys visi, kas seka, ne? Visi. Nu, čia jis labai, blemba, stabiliai eina ir sustabdo ir vėl pradeda iš naujo ir atrodo vis išlaiko tą pačią liniją. Kiek tokių reikia padaryti, kad būtų galima taip išdirbti. Tada aš nemačiau mašinėlės, įdomu, kaip mašinėlė atrodo. Aš esu matęs jo šitų darbų, mačiau ir tą jo Lithuanian Irons mašinėlę, tai gal mums dar kartą parodys žodžiu, ir dar mačiau pas Edį. Edis turi Lithuanian Irons One modelį, kur yra šaniukai biški išgraviruoti, irgi labai gražiai atrodo, tai esu excited, labai įdomu. Ir tada turi pastoviai biški pasukęs jau taisyti. Taip. Na. Ir viskas taip greitai, aš trukau 10 kartų ilgiau. Tai va, kaip pavyzdys. Užpildom dabar tavo dažų. Visą užpildom. Čia dabar mūsų, ar ne, vieną šalia kitą. Nu gerai matas. Gerai. Pasukinėk biškį detalę, nes tada galėsi. Tai spėkit, kur kieno. Kas atspės, tas gaus zinkleb lipdukų. Blemba, nors čia ir taip jaučiu aišku. Negausit nieko. Labai aišku. Nieko negausit. Mikroskopė, aš sėdėdavau maždaug po 8 valandas per dieną. Bet ilgiau jau neišsisėdėsi, nes realiai tu per mikroskopą žiūrėdamas biški paskui ir galva svaigsta realiam gyvenime, jeigu per ilgai sėdi. Nors čia jisai yra stereo mikroskopas, jis turi 2 akis čia ir 2 linzės išeina čia, kaip ir tu matai 3D, nes jeigu paprastą naudosi tą moną, tai ten iš viso nesuprasi, kur realybė, kur tu esi. Tai realiai va, tas sėdėjimas mikroskopė irgi labai Aš ištatuiruoti negalėčiau 8 valandų, ta prasme, jau yra sudėtinga, nes pastovi fokusuotis į vieną tašką yra tikrai sunku, čia per mikroskopą 8 valandas žiūrėti ir dar turi būti yra tik viena diena. Stabilų. Man užtruko, galiu iš karto prisipažinti, užtruko šiek tiek ilgiau negu 2 mėnesiai. Tai yra bendrai, jeigu skaičiuojant darbo dienom, maždaug 5 dienas per savaitę. Vat tavo darbas tiek užtruko. Wow. Aišku, čia yra menas ir čia yra toks, man asmeniškai irgi toks yra relaksinis momentas, kai tu įsijungi muziką, tu sėdi, čia čilinį darai, bet aišku, ir yra pakankamai Ko klausai, daug kai streso. dirbi?
Ai, žinok, įvairiai. Radiją netgi pasileidžiu dažniausiai. Kad kažkas suktųsi. Neskambini į žaidimą, kada aš žinau atsakymą. Supratau. Nu ką? Ką? Ačiū, ar jau praėjau? Ar praėjau testą? Praėjai. Lemba, ačiū, davai, važiuojam. Važiuojam toliau, žiūrėsim. Ką, Žydronai? Prašau. Viskas? Daryk pats. Čia jau? Čia jau. Pagaliau mano rankose. Blemba. Žiūrim. Tu juokauji. Gali vis turbūt palaikyti. Aišku. Ir Jūs esmė, kad jinai juokaujat. nėra ne tik kad vienetinė, bet ir vardinė. Vardinė. Z-Inclab mašinėlė. One of CyberX by Lithuanian Irons 2026. Wow. Aš dabar negaliu patikėti. Aš dabar, kai ką tik prasitestavau ir kaip mačiau, kaip Vladislavas daro, sugadinai nors vieną, Ką? Vieną. darydamas, graviruodamas, ar sugadinai nors vieną bodį? Taip, dangtelį viršutinį sugadinau, gripą sugadinau, šitą sugadinau, dizainą persivedant, bet viskas gavosi. Wow. Gerai, ar čia bus įmanoma rasti kažkokį tai kaseką? Čia žinai, kaip būna, kai jeigu yra meno kūrinys, tai tu tie kasekai tik dar papuošia. Taip. Labiau. Geras. Ir čia žiekiksai padaryti tokie kaip... Čia jis taip visą laiką ir užsisuks? Taip, Taip atitaikyta? tu arba kitą pusę užsuksi, bus kitas dizaino. Nu, gerai, dabar atsukyčiau. Čia jie šiaip nėra X-ai, bet čia yra lapukai, kurie sueina į X-ą. susijungia. O iš kitos pusės bus rombai. Tai jeigu gripą kitą pusę ar kažkaip ten apsuksi, tai vis tiek tau bus Rombai. rombai. Jie vis tiek, arba pasukęs gripą, irgi dizainas sueina į centrą. Wow, kaip čia taip atitaikyta. Ir čia dar dangtelis. Tokio smulkumo mes darėm trigubai darėm. didesnį ausį. Ir kaip sunku buvo, kaip šitą. Tai kokio dydžio kaltelis? Toks pat viskas. Sudėtingiausia yra, galėčiau pasakyti, turbūt raidės, nes čia yra dar smulkiau. Ir tie tarpai, žodžiu, darbo labai daug, bet aš labai džiaugiuosi tom, kad turėjau netgi galimybę padaryti tokį darbą, nes čia man asmeniškai irgi čia yra vienetinis gyvenime toks užsakymas. Kol kas iki šiol tai yra viena turbūt sudėtingiausių ir viena brangiausių mašinėlė, kurią esu pagaminęs per visus 17 metų. Aš Simui ir minėjau, važiuojant į kamerą, aš rinkausi ir norėjau pasidaryti šitą mašinėlę būtent dėl tos pačios priežasties, kad Lithuanian Irons jis yra brandas, jis nėra brandas kažkoks iš Rusio, jis nėra brandas tiesiog apie nieką, bet su juo startavo didieji Lietuvos tatuiruočių meistrai, kaip pavyzdžiui Edis Tatu dirbo su tavo mašinėlėm, su koilinėm. Aš turbūt nuo Edit labiau startavau, tai jis buvo vienas pirmųjų, kas pasibandė mano gamybos mašinėlę, jis tada pasakė, nes aš tada turėjau mintį bendrai tatuiruoti pats. Taip. Edis tada pasakė, ne tatuiruok, gamink mašinėlės. Jo. Sako, tada bus gerai. Tai va, Edis buvo turbūt vienas iš tų, kur pastumė. Geras. Tai va, kaip ir minėjau, brandas didžiulis, užsienio tatuiruočių supplieriai pardavinėja produkciją Lithuanian Irons, kaip ir sakiau, šitie maitinimo blokai, mašinėlės, žodžiu, ir prasidėjo nuo magnetinių ir vis tiek užsibaigė, dar neužsibaigė, bet atėjo su visom madom, su tendencijom, su evoliucija ir turim belaidę mašinėlę su baterija. Aš turėjau tokią negraviruotą, turėjau šitą CyberX, labai gerą mašinėlę, tik nukrito ant žemės ir pasibaigė. Žodžiu. Remontuojama. Bet taip yra su tais varikliukais. Jau negalima mėtyti mašinėlę ant žemės. Taip. Nu, wow, mano širdis kalatojas. Žinai, kaip dabar tas laikas yra, kaip pasakyti, labiau serinių modelių, kur yra tokia gamyba, o čia yra serinis modelis sujungtas su meno. Tai yra meno kūrinys, tada man asmeniškai širdis irgi visada linksta link to ir pasilgsta to, aš kaip sakiau per tą prieš tai podcastą, kad meno buvau pasilgas, tai čia 2 mėnesius turėjau progos išsireikšti maksimaliai. Dar kartą
nuoširdžiausia padėka, didžiausia už mašinėlę, tikrai buvo laukta, tu sakai, dirbai porą mėnesių, bet man atrodo, nuo mūsų pasiskambinimo pirmo, ten gal 4 mėnesiai praėjo, vis tiek jau čia reikėjo įsibėgėti ir čia tikrai yra verta laukti ir nėra kur skubėti. Tai dabar man labai įdomu. Kiek valandų truko padaryti šitą, kiek valandų paskaičiavai, kiek truko daryti šitą mašinėlę? Nes šitą, tą, kurią darai prieš tai savo, kuri turi, kaip mes įvardyjom, Lithuanian Irons gralis, tavo gralis, ne Lithuanian Irons, tavo darbas. Ir ten buvo kalbėta apie 120 valandų darbą. Netgi, man atrodo, daugiau ten buvo negu 120. Čia tiksliai neskaičiavau, bet... Nežinau, gal 300, gal 200 kažkiek. Kaip dažnai tenka tau graviruoti apskritai kažką, kad nepamestum? Ar tu daraisi kažkokį treningą savo, šiaip toks, kad nepamest šito? Jo, savo malonumui kažką tai daraisi, bet kai būna tokie projektai ir būna kažkokie ilgą laiką nesidaręs jau to, tu be abejo pasiimi iš pradžių dizainą, persikeli ant bandominės detalės ir kokią 1-2 dienas padrauži kitą detalę. Kad pajaustum, suprastum, kaip eina, nes metalas irgi skiriasi, pavyzdžiui, aliuminis jis minkštas, su juo yra lengva per giliai nueiti, lengva subraižyti. Pavyzdžiui, koks nerudinti plieną imsi, aš žmonai dariau nors ir pigų laikrodį, bet išgraviravau tiesiog visą laikrodžio korpusą, rankinio laikrodžio. Bus įdomu, parodysiu vėliau. O, tai mes įkelsim parodyti. Bet esmė tiesiog aš dėl savęs dariau, nes norėjau pabandyti ant laikrodžio, pasidariau savo dizainą, jį išgraviravau, bet laikrodis pats yra iš nerudinčių plieno. Nerudinti plieną pjauti yra dar 4 kart ilgiau užtrunka, negu mes su tavim pjojam aliuminį. Okay. Ir plus tą liniją storą iškart negali pasidaryti. Tu turi padaryti ploną, paskui ją į gilį išimti ir taip toliau. Yra dar, kaip pasakyti, ilgesnis procesas, bet ten yra privalumas, kad tu gali labai labai smulkės detalės išžaisti. Su aliuminiu jau jas išžaisti sunku. Labai lengva sugadinti pačią medžiagą. Tai čia jau drebantį ranką netiktų. Ten labiau tiktų. Gerai. Papasako, kokia buvo tavo... Tu nesi žmogus labai rodantis daug emocijų, kiek mums teko kartu bendrauti, tokių. Kai aš paskambinau tau paprašyti, ar man galėsi padaryti mašinėlę. Ką tu galvoji? Kokia buvo tavo reakcija? Kaip tu jauteisi? Man labai įdomu šitas. Pirmas momentas, aišku, džiugu, kadangi aš kaip tik mes per praeitą podcastą šnekėjom, kad sakau, biški šitoje sferoje trūksta meno, man asmeniškai, nes aš nuo meno pradėjau. Tai visos mašinėlės handmade'as buvo ten daryta iš varžtų, iš raktų kažkokių senų ir taip toliau. Ten irgi buvo menas. Vienas momentas iš karto džiugu, nors aš esu toks irgi žmogus, kaip ir aš džiaugiuosi, kad ten kažkoks užsakymas, įdomus darbas atsirado, bet iš karto pradedu mąstyti, kaip darysiu, kokiom problemom susidursiu, jau pradedu per daug strateguoti. Tai tas strategavimas kartais biški užspaudžia tą pirminį džiaugsmą, bet eigoje visada viskas okei. Aš sakau. Ar gauni kažkokių tai užsakymų daryti, išgraviruoti, vat kaip žmonos laikrodį išgraviravai, tarkim, iš draugų, pažįstamų? Nelabai. Čia, kaip aš galiu pasakyti, turbūt tie graviravimai realiai, kas liečia juvelyrinius jau dirbinius, tai yra laikrodis, žiedai ir taip toliau, tie vadinami jau handmade, tai scroll workas ar kažkas graviravimas su lazeriu, ne su lazeriu, o tai yra su ranka, tai yra labai nestandartinis dalykas ir žmonės dažniausiai nesupranta to darbo vertės. Tai atitinkamai, pavyzdžiui, pas žinomus engraving meistrus, kurie jau graviruoja, ten aišku žinomi, pas juos laikrodis, pavyzdžiui, tokį laikrodį išgraviruot, kainuotų, pavyzdžiui, nuo 8 iki 30 tūkstančių dolerių, arba eurų, kaip pavyzdys. Tai ne kiekvienas gali sau leisti. Bet esi atviras pasiūlymam, tarkim, jeigu kažkas norėtų, tikrai su mielu noru tai darytų. Tai mėly žiūrovai, žinokit, jeigu jums įdomu, aš žinau, kad esate visi turčiai. Esate turčiai, žiūrit, turčiai YouTube nežiūri. Tai ne turčiai, palauk. Nesvarbu, žodžiu, žinau, kad esate turčiai. Ir jeigu norėsite įsigraviruoti ar laikrodį, ar žiedą, ar mašinėlės nedrįstat pasidaryti geresnės nei šitą. Žodžiu, bet ką, tai drąsiai galėsit kreiptis į Vladislavą. Dar ką norėčiau padaryti, dar norėčiau, kad mes
paimtume kartu mašinėlės su tavo graliu, turi jį čia. Turiu. Nu ką, atsineši mašinėlę? Taip, aš savo gralį atsinešiau. Gralį. Bet Aš esmė, irgi žinai, noriu tokį pakavimą. Bet žinai, kodėl šita, kaip pasakyt, kietesnė dabar. Vien dėl to, kad tokio pastaviai yra modelis jau žinomas mašinėlis, bet padarytas labai ekskliuzyvus graviravimas ant jo. Daug stipresnis darbas negu čia. Bet čia esmė, kad modelis yra vienetinis. Tokių nebuvau mašinėlių niekad išleidęs. Sukurtas... Tai, prasme, net nėra tokio modelio? Ne. Tokio net nebuvo pas mane modelio išleista. Buvo idėja tokį išleisti, bet aš padariau to vieną ir jisai yra, jeigu ateisi arčiau, pilnai auksų dengtas. Ir iš 2 pusių graviruotas. Bet esmė, kad tokio Direct Drive modelio pas mane nebuvo. Ir jis vienetinis. Aš dar kartą noriu palaikyti jį rankose. Jis sunkus, bet turi sverti čia auksas. Bet man patinka, kad turi svorį. Nu gerai, ištraukiam dabar. Prašau. 2 Vladislavo Novickio kūdikiai. 2 gražuoliai. Wow. Ne, taviškis, aišku, aš čia daug daugiau laiko įdėjau ir darbo, negu čia su graviravimu. Čia tik tais, kad pats graviravimas smulkesnis, bet esmė, kad čia, ženkliai daugiau buvo ir sudėtingiau padaryta. Tai šitas yra antroji vieta, pagal mano kūrybą galbūt iš meninės pusės. Taip. Tavo mašinėlė pirmoji jau būtų. Gerai, dabar labai yra svarbus klausimas, žodžiu, labai įdomus. Mes podcast'e buvom daugmaž atvėrę kainą, žodžiu, šitos mašinėlės, kuri yra tavo gralis, kuri yra tavo kūdikis. Mes čia tikrai nesakysim ir neskleidinėsim pinigų mūsų šito bendro projektą. Tai, bet prieš tai minėjai, kad, tarkim, dėl laikrodžių, dėl kažkokių kitokių engraveriai užsišaukė ten, tarkim, nuo 15 iki 30 tūkstančių dolerių už darbą. Priklauso nuo meistro, taip. Kaip tu, aš žinau, kad kartais yra sunku vertinti savo darbą, bet kaip tu įsivaizduoji, vat šitas darbas turėtų, kokia jo kaina turėtų būti realiam gyvenime? Na, kadangi aš nesu kažkoks ten žinomas engraveris ir taip toliau, bet galbūt labiau žinomas kaip tatų įrangos gamintojas, bet esmė tame, kad aš kaip to brendo įkūrėjas, kaip Lithuanian Irons, aš manau, kad ir vien dėl to, kad aš čia savo rankom viską dariau, jo vertė irgi atitinkamai daug didesnė, negu šiaip būtų kažkas tiesiog, nežinomas graviravęs papildomai tą mašinėlę. Tai čia galbūt toks indėlis mano irgi yra. Sunku sakyti, aš nenoriu vardinti kainų, bet aš realiai manau, kad jinai galėtų drąsiai būti verta 10 000 eurų tikrai, jeigu skaičiuojant su mašinėlė. Man nustrigo, žinau, gerkliai. Aš negaliu nuryti dabar seilį. Aš rankose laikau turbūt pasaulyje pačią brangiausią tatuiruočių mašinėlę. Jos gali nieks nepirkti, jos niekas ir nepardavinės, bet žinai, mes žinom, ką turim, ką laikom rankose. Žinai, kaip žydrūnai sako, kad tokie darbai, kas liečia rankų, graviravimą ir taip toliau, jie yra neįkainojami. Dažniausiai nėra, kad ten paskaičiuoji ir pasakai, kad čia tiek kainuos. Kiekvieno meistro priklauso, bet iš principo dažniausiai graviravimas priklauso nuo kliento biudžeto. Viskas, ką? Ačiū tau labai. Ačiū tau. Labai smagu. Oi. Už galimybę padaryti tokį ekskliuzyvą. Ačiū už galimybę turėti tokią ekskliuzyvą. Tai čia buvo su mumis Vladislavas Novickis, jisai yra ir filmmakeris, produceris, kaip matot, čia jo yra pagrindinis ofisas, Lithuanian Irons tatuiruočių mašinėlių įkūrėjas, įrangos. Ir plus menininkas stabiliausia rankelė Lietuvoje ant graviravimo. Tai jeigu norėsit kažką užsisakyti, išsigraviruoti, prašom kreiptis, priseksim YouTube'ą, priseksim Instagram'ą, priseksim visą informaciją. Ačiū labai. Čiau. Ačiū viso.